Labas, 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 čia Gediminas. Ir ta. Sveiki visi, gero vakaro visiems, tikimės, kad jūsų savaitė einasi puikiai, tikimės, kad savaitgaliaujate gerai. Na ir šį vakarą su Rita norime su jumis pasidalinti 3 testais, kuriuos jums atsiųs Visata, kad patikrintų jūs, ar jūs esate verti gauti savo svajonės, gauti savo tikslų išsipildymą ir panašiai. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk mums paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mūsų video, būtume labai dėkingi, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būtume nepaprastai dėkingi, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Tikrai taip. Tikrai taip? Na ką, pasiruošę? Taigi, tada pradedame būtent su šiais 3 Visatos testais ir kai kurie iš jūsų galbūt patyrėte vieną iš jų, galbūt patyrėte 2 iš jų, galbūt patyrėte visus 3 iš jų, taip, bet būtent šitie Visatos testai sustabdo 99% žmonių. Ui, labai daug. Dauguma žmonių. Dėl ko daugelis žmonių negyvena savo svajonių gyvenimo? Dėl ko daugelis žmonių nėra galbūt 100% patenkinti savo gyvenimo ir panašiai? Nes juos kažkurioje vietoje šie Visatos testai sustabdė, parklubdė ar panašiai. Bet tai yra Visatos būdas patikrinti, ar tu esi verta arba vertas gauti viską, ko tu nori, gauti savo svajonės ir tikslus ir panašiai realizuoti juos, taip? Taip, aš labai mėgstu sakyti, įsivaizduok, kad, gali save įsivaizduoti, ne? Kad tu esi Dievas ir Visata, ne? Ir žiūri, ką tu darai, ir žiūri galbūt, ką kitas daro. Tai ar tu tikrai darai tiek, kad, žinai ką, šitas žmogus tikrai nusipelnė savo svajonės, tikrai deda pastangų, tikrai tiki, aš jam tikrai tą duosiu, ne? Ar tu... Sau. Taigi, pradėkime nuo pirmojo Visatos testo ir pirmasis testas, kurį Visata tau atsiųs. Tai aš esu nepakankamai gera arba aš galiu su... Kaip čia pasakyti? Patirti nepasisekimą. Susivelti. Taip. Tai būtent tau Visata atsiųs abejonės. Taip, vieni tai vadina apsimetėlio sindromu, taip, kur kas aš toks, kad čia siekčiau, kas aš tokia, kad čia galvočiau, kad galiu pasiekti savo tikslus ar panašiai. Kartais tiesiog pasitikėjimo trūkumas, taip, kaip, pavyzdžiui, oi, aš nesugebėsiu, oi, man nepavyks, oi, čia man atėjo šitą idėją, tai tikrai negali būti gera. Taip, reiškia, mes per daug greitai save nurašom. Per daug greitai mes pasiduodam siekti svajonių, dar net nepradėję jų siekti. Taip, reiškia, mums ateina tos abejonės, kad, o, aš nesugebėsiu, man nepavyks, aš tikriausiai vis tiek patirsiu nepasisekimą ir panašiai, ir mes net nepradedam siekti savo svajonės. Ir tokiu būdu Visata įsitikina, kad, šitas buvo tikrai nevertas tos svajonės, nes jis arba ji pasidavė dar net nepradėję. Taip? O būtent jeigu atėjo ta idėja, tai reiškia, Visata taip nori per tave pasireikšti. Nes kitiems ta idėja tai netėjo. Tikrai taip. Ir turi suprasti, kad tos abejonės, tas galvojimas, kad aš neverta, ar aš nepakankamai geras, ar man nepasiseks, tai yra melas. Tai yra neteisybė. Taip, kaip anglų kalboje fear, baimė, tai sako, yra kaip akronim, taip, tos raidės kažką reiškia. Ir sako, tai reiškia false evidence appearing real. Reiškia, baimė, tai yra netikri įrodymai, atrodantis kaip tikri. Taip, reiškia, mes prisigalvojam savo visokių tai kliučių, baimių, visokių scenarijų, taip, kur ten gali baigtis katastrofom, taip, ir 99% tų dalykų niekada net neįvyksta, taip, bet kadangi mes prisifantazuojam tų visų blogų dalykų, mes net nepradedame, mes iškart save sustabdom ir tokiu būdu net nepradedam. Tai kai tau pradeda lysti tos abejonės, turi jas vyti ir keisti jas geromis mintimis, kurios padrasins tave, kurios užtvirtins tavo sprendimą, taip, vietoj to galbūt, kad sakyti, oi, man nepasiseks, klausti, o kodėl man galėtų pasisekti. Vietoj to sakyti, kad aš neverta ar aš nesugebėsiu, galbūt sakyti savo, aš viską galiu, aš viską sugebėsiu, taip, tiesiog keisti negatyvės mintis pozityviomis mintimis. Ir nepamirškit, kad jūsų pasiekimų sąrašas šitoje vietoje irgi gali padėti. Jeigu padarysit sąrašą su visais pasiekimais, dideliais, mažais, pačiais mažiausiais pasiekimais, taip, tai kai pradės tos kilti abejonės,
tos sąrašas galės jums priminti, kad, žinai ką, aš tai tą jau padariau. Tai reiškia, ar aš ir šitą galiu padaryti. Būtent. Tai va, tai yra pirmasis testas. Ir labai daug žmonių šitas pirmas testas sustabdo ir jie net nedaeina iki antro ar trečio testo. Taip? Bet dabar pakalbėkime apie antrąjį testą, kurį atsiunčia visata vėlgi, kad įsitikintų, ar tu tikrai esi vertas arba verta savo svajonės. Ir antrasis testas yra? Baimė ir abejonės žmonėmis, kurie yra arčiausiai tavęs. Būtent. Ir kiek jums yra tai buvę taip, kad pradedi kažką, užsibrėži kažkokį tikslą, ar pradedi verslą, ar panašiai, ir kas atsitinka? Šeimos nariai, draugai, bendradarbiai, pažįstami pradeda tau sėti abejonės sėklas į tavo galvą, taip, nes jie bijo, nes jie abejoja savimi ir tavimi, taip, ir jie pradeda sakyti, oi, gal nepasiseks, gal geriau dirbk tą tikrą darbą, taip, ir čia neprisigalvok visokių verslų, taip, galbūt tu prarasi čia pinigus, o gal čia tave apgaus, o gal tau nepasiseks ir panašiai, taip, ir kas atsitinka, jie pasodina tas abejonės sėklas į tavo galvą ir tu pradedi galvoti, žinai ką, gal jie teisūs. Gal iš tikrųjų turėčiau nebandyti, gal iš tikrųjų reikia nerizikuoti, gal iš tikrųjų taip. Ir mes tai dažnai vadinam svajonių vagys, taip? Ir kartais tie žmonės tikrai geranoriški yra, jie nėra kažkokie blogi žmonės, kurie linki tau blogo, bet kadangi jie turi tas abejonės ir baimę savo galvoje, jie atkalba tave nuo tavo svajonių siekimo ir jie pavagia iš tavęs tavo svajonę, jie pavagia iš tavęs tavo tikslą, taip? Nes jie atkalba tave dar tau būtent nepasiekus tavo tikslo. Taip, ir tai vyksta vėlgi labai dažnai ir labai daug žmonių šitas testas visatos sustabdo. Taip, ir vėlgi visą tai įsitikina, kad tu nebuvai verta arba vertas to tikslo, nebuvai pasiruošusi jo pasiekti, nes tu leidai, kad kažkas kitas atkalbėtų tave būtent nuo tavo tikslo siekimo. Taip, tai vėlgi, kaip kovoti su šitu testu, kaip susitvarkyti su šitu testu, vienas efektyviausių dalykų, tai visą laiką užduoti savo klausimą. Ar šitas žmogus kvalifikuotas man duoti patarimą? Ką tai reiškia? Sakykime, tu nusprendai pradėti savo verslą, taip? Ir dabar tavo tetulė, kuri gyvenime nėra turėjusi jokio verslo, kuri gyvenime nedariusi verslo, dirbusi galbūt samdomus darbus arba iš vis bedarbė, taip? Ir jinai pradeda tau aiškinti, kad ne, čia žinok bus afera, čia apgaulė, čia tave apgaus, oi nepradėk. Turiu paklausęs, ar šitas žmogus yra kvalifikuotas man duoti patarimą? Ar šitas žmogus gyvena mano svajonių gyvenimą? Ar šitas žmogus pasiekęs tikslus, kuriuo aš noriu pasiekti? Jeigu atsakymas ne, reiškia, tas žmogus nekvalifikuotas tau duoti patarimo. Kaip aš visą laiką sakau, jeigu tu nori sulieknėti ir tau duoda patarimus, kaip numesti svorį žmogus, kuris sveria 150 kg, tikriausiai tas žmogus nėra kvalifikuotas. Taip, jeigu tu nori turėti labai gerus santykius ir tau duoda patarimus žmogus, kuris turėjęs 5 skyrybas, tikriausiai tas žmogus nėra pats labiausiai geras žmogus tau duoti patarimą. Taip, tai lygiai tas pats ir čia. Taip, reiškia, kai tau pradeda sodinti tas abejonės sėklas, draugai, šeimos nariai, artimieji, padėkok jiem už jų nuomonę, padėkok, kad jie rūpinasi tavimi, bet savo galvoje padaryk tą litmus testą. Taip, ar šitas žmogus realiai kvalifikuotas man duoti patarimą. Ir jeigu tas žmogus neturi jokių žinių, jokios patirties, jokio supratimo tame, ką tu bandai siekti, reiškia, tas žmogus tada nėra kvalifikuotas tau duoti patarimą ir tu neturėtum to žmogaus tada klausyti ir leisti, kad tas žmogus tave atkalbėtų nuo tavo svajonių siekimo. Tikrai. Sveiki, kurie jungiatės. Labas Edmundai, labas Rosita, labas Violeta, labas Reda, malonu jūs matyti. Na, o dabar trečiasis testas. Taip, tai pirmas ir antras testas turbūt sustabdys kokius 80% žmonių. Bet kurių nesustabdė pirmas ir antras testas, dažniausiai juos pribaigs trečiasis. Taip, parklubdys juos ant kelių ir privers juos pasiduoti ir nebesiekti savo tikslų ir svajonių. Ir trečiasis testas yra? Nepasisekimo testas. Taip, tai yra nepasisekimo testas. Taip, ir mes daugelis iš mūsų, nežinau kaip jūs, aš bent jau, kai aš pradėjau versle, aš įsivaizdavau, kad bus kaip sviestų patepta. Ir daugelį dalykų, kai aš įstojau į universitetą, aš įsivaizdavau, kad bus 1, 2 ir viskas ir bus labai lengva. Taip, kai aš sutikau Ritą ir paprašiau jos tekėti už manęs, aš įsivaizdavau, kad viskas bus labai lengva. Taip. Taip. Taip, reiškia, dažniausiai beveik visose gyvenimo sferose, beveik visose projektuose, beveik bet kokio tikslo siekiant, tu patirsi nepasisekimas. Ir daugeliu žmonių nepasisekimas lygų ženklas pasiduoti.
nepasisekimas lygu stop raudonas ženklas. Daugiau neik, daugiau nebandyk, daugiau nesistenk, daugiau nesiek šito tikslo, daugiau nesiek šito svajos, tai ne tau, tu nepakankamai geras ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, jie interpretuoja tą nepasisekimą kaip ženklą, kad jiems nebereikėtų daugiau bandyti, kad jiems nebereikėtų daugiau stengtis. Taip, ir būtent tokiu būdu jie pasiduoda ir vėlgi visą tai įsitikina, kad šitas žmogus nebuvo vertas pasiekti šitą tikslą, šitas žmogus nebuvo vertas realizuoti šitą svajonę. Na, o iš tikrųjų, ką reikėtų daryti, kai mes patiriame nepasisekimą? Žiūrėt pamokas. Taip. Ką gali išmokti iš to? Būtent, kiekvienas nepasisekimas tai yra žingsnis link sėkmės, tai yra kažkokia tai pamoka. Taip, ir aš atsimenu tokį paveikslėlį Facebook'e pamačiau, kur tipo senas modelis, čia esi tu vidury, vienoj pusėje sėkmė, kitoj pusėje nesėkmė, pralaimėjimai. Taip, ir reiškia, arba tu laimi, arba tu pralaimi. Taip, naujas modelis, čia esi tu, čia yra nepasisekimai, o čia yra sėkmė. Reiškia, tu turi pereiti per nepasisekimus, kad pasiektum sėkmę. Taip, reiškia, nepasisekimai tai nėra kažkas negatyvaus, kažkas blogo, kažkas nenormalaus. Gauni patirtį. Taip, ir visi patiria nepasisekimus. Taip, kiek sėkmingų verslininkų, sėkmingų lyderių, sėkmingų žmonių aš studijuoju, mokausi, skaitau jų knygas, visi be išimties patyrė nepasisekimus. Kiek mes strategijų išbandėm, kol užsirašėm pirmą žmogų į savo komandą. Būtent. Tai faktas tas ne, ar tu patirsi nepasisekimą, tik tai klausimas, kada tu patirsi nepasisekimą. Taip, be išimties visi patirs nepasisekimų. Taip, bet va skirtumas tarp tų, kurie tampa sėkmingi ir pasiekia tikslus ir tarp tų, kurie nepasiekia, kad tie, kurie nepasiekia tikslus, jie patiria nepasisekimą ir jiem yra tai kaip prie karštos viryklės prisiliesti. Taip, viskas, aš daugiau nebeliesiu šitos viryklės. Taip, ir jie daugiau niekada nebebandys siekti tikslo. Jie grįš atgal į tą vidutinišką gyvenimą, su kuriuo jie susitaikė. Taip, ir jie liks tenai, nesakys, čia saugu. Taip, visi girdėję esam tos posakius. Taip, geriau žvirblis saujoj, negu briedis girioj. Taip, reiškia, net ir šitam visam folklore, taip, visose tose patarlėse jau užprogramuota, būk vidutiniškas, pritapk prie visų, neišsiskirk, nesiek nieko daugiau ar panašiai, susitaikyk su tuo, ką turi. Taip, bet būtent tie žmonės, kurie nori tapti sėkmingais, jie patiria tą nesėkmę, sako, šitas būdas neveikia, bandykime kitą būdą. Šitas būdas neveikia, bandykim kitą būdą. Ir turbūt visi esate girdėję, kai žurnalistas kalbino Tomą Edisoną ir paklausė, sako, kaip tu jautiesi po 5000 nepasisekusių būdų išrasti elektros lemputę, nes jisai bandė 5000 kartų ir 5000 kartų nesuveikė, nepasisekė išrasti. Ir jisai sako, aš nepatyriau 5000 nepasisekimų, aš tiesiog sužinau 5000 būdų, kaip elektros lemputė neveikia. Taip? Ir galiausiai po dar 5000 būdų, po 10 000 bandymų, jisai pagaliau išrado elektros lemputę ir šiuo metu visi jūs namuose turite šviesą jo dėka. Taip, kad jisai nepasidavė po 10 000 nepasisekimų. Taip, bet tai buvo tiesiog pamokos, tai buvo tiesiog būdai kažką išmokti. Taip, tai jeigu tu ištversi tos 3 visatos testus, būtent kaip pirmiausia, tau atsiųs abejonės, kad galbūt aš nepakankamai geras, galbūt man nepasiseks, galbūt aš nevertas, tada, kai atsiūs artimuosius ir pažįstamus žmonės, artimus tau, kurie abejos ir bijos, taip, ir galiausiai, kai tu patirsi nepasisekimus, jeigu tu nepasiduosi po nepasisekimų, tu tampi nesustabdomas. Nes tada nesvarbu, kiek kartų tau nepasiseks, tu vis tiek atsikelsi ir vis tiek bandysi vėl ir vėl, kol galiausiai tu pasieksi rezultatą, tu realizuosi savo tikslus. Šiandien aš kaip tik pasidalinau apie tą dainą. Kokią dainą? Knockdown, bet ar reikia? Šitą. Taip, reiškia, kai tu nukrenti, vėl atsikelti. Ir atsimenat per filmą Rockis, Silvestras Stallone, kai kalba su savo sūnum, sako, taip, gyvenimas tave parklupdys ant kelių ir tave ten laikys visam laikui, jeigu tu neatsikelsi. Taip, reiškia, mes visą laiką privalome atsikelti. Taip, tad mūsų patarimas jums, tikėkit savimi, niekada nepasiduokit, neleiskite, kad kiti žmonės darytų jums įtaką ir atkalbėtų jūs nuo jūsų svajonių siekimo ir tada jūs tapsite nesustabdomi ir tik tai laiko klausimas, kada jūs pasieksite savo tikslą. Taip, mes nežinome tiksliai, kiek to laiko užtruks. Taip, kažkam tai bus mėnesiai, kažkam tai bus savaitės, kažkam tai bus keli metai, taip, bet anksčiau ir vėliau tu pasieksi tą svajonę, jeigu tu nepasiduosi.
Jeigu tu nepasiduodi, tavęs neįmanoma nugalėti. Taip? Tai va, tokie 3 visatos testai šiandien jums. Tikimės, kad buvo naudinga. Jeigu buvo naudinga, būtume labai dėkingi, jeigu pasidalintum šiuo video. Ir taip pat kviečiame tave į naują kursą internetu lyderystės sertifikacija. Šis kursas jau startavo, pirmoji pamoka jau įvyko ir yra šio kurso grupėje. Ir taip pat šiandien šio kurso dalyviai gavo prieigą prie mentoriaus bibliotekos. Tai yra mokymų grupė su virš 100 valandų mokymų. Normaliai prie šios grupės prieigą gauna tik tai Deimantinio klubo nariai, kurie susimoka 1000 eurų už metus laiko mentorystę, bet šio kurso dalyviai gauna 3 mėnesių prieigą prie mentoriaus bibliotekos, visų šitų mokymų 100 valandų. Tad jeigu tu nori sudalyvauti šiame kurse, nori gauti visą šitą vertę ir naudą, tada spausk nuorodą šio video prašyme, ten rasi visą informaciją apie lyderystės sertifikaciją ir pasimatysime jau kurso grupės viduje. Ačiū, kad žiūrėjai, geros dienos ir iki greito. Ate. Ate, čiau, čiau.